Sveiki visi, su jumis sveikinasi aš, Raudonasis Lapinas ir, kad ir kaip būtų ironiška ar neironiška, nežinau, kaip ir pamokoje apie voice-chatą, aš vėl sveikinuosi stovėdamas ant medžio, tai šiandien jums parodysiu ir papasakosiu apie turbūt vieną didžiausių tokių problemų ir kaip ją labai greitai išspręsti, kai tiesiog bandote įsirašyti kažkokį modpacką ir serveris atrodo krauna, bet taip iki galo ir neužkrauna. Tai dažniausia ta problema būna būtent voice-chato pluginas ir tai, kad jis veikia ant porto, kuris jau yra naudojamas. Tai, žodžiu, jeigu patiks pamoka, būtinai paspausk mygtuką patinka, prenumeruok Retafox Cloud kanalą ir, tiesiog nieko nelaukiam turbūt ir viską detaliau išsiaiškinsim jau pamokos metu. Tai keliaujam mokytis, keliaujam! Ok, tai šitai visai pamokai mums reikės FTP programos ir žinoma mūsų naršyklės. Tai dabar galim keliauti naršyklę ir čia aš jau esu pasiruošęs serverį su modpacu, kuris įsijungia, krovė, bet taip ir nepakrovęs išsijungia iki galo. Tai kažkur, 85-90%, kodėl dažniausiai taip nutinka, yra būtent voice-chato pluginas, nes jisai tiesiog yra originaliai sukurtas ant tam tikro porto, kuris jau yra naudojamas. Tai, tarkim, pats paprasčiausias būdas įsitikinti, kad tai tikrai yra būtent voice-chato pluginas, tai tiesiog pažiūrėti konsolę. Ir, mano atveju man pasisekė, nes aš matau, kad stopping server pradėjo uždarinėti serverį ir pati pirma problema prieš uždarimą buvo būtent voice-chat server error, address already in use. Tai, ne visą laiką gali taip pasisekti, kad bus pačiam viršuje kažkur ar ką matysite. Tai ką mums reikia padaryti, tai atsidaryti pilną logo failą. O tam mes pasinaudosim WebFTP. Tai keliaujam į FTP MySQL Ergon. Čia spaudžiam mygtuką WebFTP ir atsidarys štai toks WebFTP mūsų. Jūs turbūt dabar klausit, kodėl Lapinai tu sakei, kad reiks FTP programos ir dabar atsidarėjai WebFTP, kas techniškai nėra kažkokia programa jūsų kompiuteryje. Tai, įsivaizduokim, kad mes nežinom, kame yra problema. Ir mums reikia kažkaip patikrinti logus. Tai žymiai greičiau jūs patikrinsit logus per WebFTP negu per, sakykime, WinSCP ar kitą FTP programą. Tai keliaujam į logai, keliaujam į latest ir galim pavažiuoti žemyn iki pačios apačios. Ir kaip matot, turim stopping server. Vadinasi, šitas taškas yra, tas taškas, nuo kurio mes turim žiūrėti, kokia buvo paskutinė problema lėmusi serverio užsidarimą. Ir kaip matot, atkeliauja mums server thread error, could not load server icon, ok. Ir mes turim žinoma voice chat, shutting down server, vadinasi voice chatas ir uždarinėjo serverį. Ir problema, kaip ir matėt, buvo, kad address already in use. Tai, kaip matot, šita problema. Tai dabar jau esam įsitikinę, kad čia yra tikrai voice-chato problema. Ir dabar ko mums reikia, tai dabar reikia prisijungti į mūsų serverį ir pakeisti tą adresą, tą kitaip vadinamą portą. Ok, tai kaip matot, aš jau esu prisijungęs prie savo serverio failų. Tai dažniausiai, jeigu tai yra modpacas, tai keliaujat į config aplankalą ir kai atsidarysit config aplankalą, voice-chatas turėtų būti dažniausiai vos ne pačioj. Editoriaus žinutė, jeigu voice-chatą jūs sugebėjote įsirašyti į paprastą vanilla serverį, kur yra pluginai, tuomet voice-chatas bus plugino aplankale. Config aplankale šito atveju jis yra todėl, kad aš naudoju modpacą. Mano atveju pačioj apačioj. Tai atsidarom voice-chatą, tuomet keliaujam į voice-chat server properties ir štai čia matysite port. Tai portas sutampa su mano jau naudojamu portu, tai šitą portą tiesiog rekomenduočiau pakeisti. Tai kaip matot, visi tie 5 skaičiai prasideda 25565. Tai jūsų skaičiai greičiausiai bus kitokie, bet, tai jeigu serveris neveikia ir konsoliai matėt būtent tokią problemą, vadinasi, toks portas jau irgi yra užimtas, tai aš tiesiog rekomenduočiau kažką 30-40 tūkstančių riboje naudoti, tai pavyzdžiui, 3, 4, 6, 5, sakykim 2.
Nu, vat, toks visiškai keistas sportas. Spaudžiam čia, kad išsaugot ir čia viską galim uždaryti ir dabar tiesiog bandom įsijungti serverį. Ir po kiek laiko, štai matot, serveris iš esmės viską užkrovė. Nežinau, kaip tas laukiama, na, neturi labai didelės reikšmės, nes kiek matau, kad dedicated server took 10 seconds to load, kas reiškia, kad, na, serveris jau yra užkrautas. Čia tiesiog laikina, sakykime, problema. Tai vat, o daugiau tai viskas super, viskas ok, pakeitėm voice chatas, ir adresas, ir portai visi, žodžiu, viskas čiki-piki veikia labai gerai. Tai šitai paprastai ir nesunku yra išsiaiškinti, ar jūsų serveris, na, būtent užsidaro dėl voice chato plugino ir, na, kaip pasikeisti tą vadinamą portą. Tiesiog nusprendžiau vieną video būtinai dedikuoti šitam dalykui, nes labai dažnai žmonės tiesiog kreipiasi ir klausia, vat, įsirašiau savo modpacką ir kodėl man neveikia serveris, kažkaip krovė ir išsijungia. Tai jo, tai jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Nu, su jumis sveikinuosi, aš Šarūnas. Atsisveikinu su jumis, kodėl aš sveikinuosi? Aš atsisveikinti šiaip turėčiau, ne? O gal pamokos bus daugiau? Ne, juokauju. Na ir su jumis aš atsisveikinu. Raudonasis lapinas out ir iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate.